Labas rytas, sveikinuosi gegužės 18-ąją. Pavasaris jau išties įsibėgėjo, o ir sinoptikai žada labiau vasariškus orus. Šiandien dieną mūsų šalyje lietaus tikimybė nedidelė, laukiame nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Beje, šiandien minime ir Tarptautinę muziejų dieną. Ją nuspręsta minėti dar 1977 metais ir nuo to laiko ją mini 150 šalių. Kągi, sveikiname muziejininkus ir pereiname prie laikraščio apžvalgos. Gegužės 19-oji fantastiškai beprotiškas šviesaus atminimo maestro Vytauto Kernagio gimtadienis. Beprotiškai neeilinis. Pirmajame puslapyje rašo Respublika. Į ketvirtadienio vakare vyksiantį gimtadienio koncertą Lietuvos televizijos studijoje maestro šeima sukvietė daugelį Vytauto Kernagio kurso draugų, kuriems irgi sukanka 60 metų. Šventė ar liūdnas paminėjimas. Apie tai gimtadienio išvakarėse žurnalistai kalbėjosi su Vytauto Kernagio šeima. Taigi rašinys rytoj taip trūks maestro. Kodėl labiausiai saugotinuose miesto vietose atsiranda svetimkūnių, kurie bado akis ne tik architektams, bet ir nedaug ką nutuokiantiems apie architektūrą, klausia dienraštis Respublika. Kodėl tyli Lietuvos architektų sąjunga ir kultūros paveldo departamentas, matydamas drastišką statybų invaziją į mūsų senamiesčius? Kaip tai ilgai tęsis? Gal nebeilgai. Vakar kultūros paveldo departamentas pagaliau pasisakė prieš stiklainių veržimąsi į istorinės miestų dalis. Apie tai publikacijoje Nusikalstama architektūra už pinigus. Verslo žinios rašo, jog Lietuvoje informacinių technologijų įrangos 2010 m. gruodį buvo parduota 27,6% daugiau nei 2009 tą patį mėnesį, o jos kainos palyginti pernai ir užpernai metų gruodžio mėnesių sumažėjo 0,5. Šios įrangos importas augo dar sparčiau, tačiau dalis šios srauto nepasilieka Lietuvoje, o keliauja į kitas Baltijos šalis ir Rusiją. Apie tai rašinyje Kompiuterių importo šuolis. Lietuvos rytas skelbia, Latviją supurčiusio gydytojų papirkinėjimo skandalo aidai pasiekė ir Lietuvą. Dėl galimai neetiškos rinkodaros prie sienos bandoma priremti Slovėnijos įmonėje atstovaujančią KRK Lietuva. Jos tikslas – kuo didesnis pardavimas. Priemonės tam pasiekti bet kokios, nuo gydytojams ir vaistininkams dovanojimų kortelių, maisto produktams įsigyti iki pažintinių kelionių į užsienį. Viso to farmacijos bendrovės griebėsi, kai jų vaistams reikia atremti kitų gamintojų produkcijos konkurenciją. Rašinys prievaizdai kasasi prie dosnių farmacininkų. Vilniaus dienos publikacijoje Pirataujantis Seimas teigiama, jog Seimas įstatymus leidžia ir čia pat jie pažeidžiami. Autorių teisių gynėjai reiškia finansinės pretenzijas parlamentui dėl jame veikiančiose kavinėse ir restoranuose nelegaliai transliuojamų muzikos kūrinių. Preliminariais skaičiavimais Seimo kavinės per mėnesį autorių teisių agentūroms turėtų sumokėti maždaug 150 litų, tačiau to nedaro. Taip pat Vilniaus diena. Gyventojų surašymas parodė, kad keli tūkstančiai vilniečių gyvena adresais, kurie oficialiuose dokumentuose jau seniai nebeegzistuoja. Nors adresai buvo pakeisti prieš metus ar daugiau, gyventojai apie tai nieko nežino arba nenori žinoti. Neretai tarp adresų pasiklysta ir taksistai. Savivaldybės įmonės Vilniaus planos duomenimis per metus suteikiama apie 4-5 tūkstančius naujų adresų, per mėnesį daugiau nei 400. Valdininkai pripažįsta, painiavos adresų voratinklyje netrūksta. Kągi, šiandien tiek, o prieš atsisveikindama noriu priminti, jog šiandien muziejų diena puikia proga savo kultūrinį akiratį praplėsti apsilankius parodoje, galerijoje, muziejuje. Iš ties jau apstu ne tik sostinėje, bet ir kitose Lietuvos kampeliuose. Taigi produktyvios, įdomios ir kūrybingos jums dienos. Iki susitikimo rytoj.